Dar kartelį sveiki visi. Sekantis pranešimas – Lead Java Developer at Nortal Edvinas Prokofjevas. Pranešimas vadinasi, ar norint gerai žaisti IT krepšinį, iš tikrųjų reikia įmesti daugiausia taškų. Pasveikinkim. Alio. Labą dieną. Duokit man akimirką nusiskaityti auditoriją ir pasižiūrėti, kiek pažįstamų veidų šiandien čia atėjo. Gal galit pakelti ranką? Kas mane pažįsta? Ok. Gerai, pradžiai šiandien aš jums buvau įžangai paruošęs dainą savo kūrybos, bet kaip girdit iš mano balso, šiandien jos nebus. Todėl eisim tiesiai iškart prie topiko. Komandinis sportas. Krepšinis, futbolas, tinklinis. Ar turim žmonių prijaučiančių šitam dalykui? Labai svarbu atsakymai. Nemažai. Gerai. Mano čia irgi yra tokia paslėpta metafora pavadinime. Vėliau aš pabandysiu jūsų paklausti, ar įžvelgėt, kas čia slypi po ją ar ne. Na, o jeigu ir nepavyks, aš šios klausimus pabandysiu šio pranešimo metu ir atsakyti. Techmugės moto, jeigu tai būtų galima pavadinti, skamba kaip karjerą keičiantiems suaugusiems. Tai darau prielaidą, tiksliau dvi, kad dauguma čia esančių esat pirmą suaugę, antrą potencialiai keičiantis karjerą. Aš savo profesionalo karjerą prieš 12 gal metų pradėjau statybose. Mano pagrindinė atsakomybė ten buvo teisingai nušpakliuoti sieną, stogą padėti uždengti, grindis paklot. Iki dabar šitie įgūdžiai man dar puikiai praverčia. Dabartinėme savo darbe nešu atsakomybę vesti komandą į priekį, rašyti programinį kodą, įgalinti žmonės, kad jie galėtų savo darbą atlikti kaip įmanoma geriau. Komunikuoti mano pagrindinė atsakomybė irgi yra darbe labai svarbi. Papildomam darbe, kaip lektorius, nešu atsakomybę šviesti žmonės, mokyti juos programavimo, padėti jam pakeisti karjerą. Kam jau yra pavykę pakeisti karjerą iš čia esančių? Ok. Gerai. Ir prieš 11 mėnesių, beveik lygiai prieš 11 mėnesių, nuo pernai metų savo skaityto pranešimo, aš papildžiau savo karjerą. Tik ne profesinę, bet asmeninę, tapau tėčiu. Ačiū. Ir dabar aš dar geriau suprantu, ką reiškia griežti kliento reikalavimai ir darbas po spaudimu, netiesioginė ir tiesioginė ta žodžio prasme. Žinot, kas vaikų turit, kaip Šaras sakė, turėsi vaikų supras. Tai va, ką aš dabar noriu pasakyti šitomis savo pusiau blevizgomis, ogi tą, kad ir kokias jūs patirtis atsineštumėte į naują sferą, karjerą, niekada jų nenuvertinkit. Aš labai dažnai girdžiu, kai žmonės sako, Edvinai, aš atėjau iš srities A, B, C, tarkim, buvau pardavimo vadovas. Ir aš manau, kad man šitie įgūdžiai visai nepadės būti sėkmingam būti IT, nes ten reikia programuoti. Ir aš gana piktai jiems atsakau, kad niekada nereikėtų nuvertinti, ką jūs atsinešat į šį naują IT pasaulį. Tiek asmeninės patirtis, tiek bet kokias patirtis darbe, įgūdžius, pardavimo, galvų kapojimo Anglijoje, nesvarbu. Visus įgūdžius mes galim kažkaip sistemizuoti ir juos pritemti ir panaudoti kaip teigiamą svertą, dirbant IT sektoriui. Ypač mūsų įmonėje labai yra vertinami žmonės, atsinešę jau kažkokią gyvenimišką ir profesinę patirtį, kurią galima pritemti. Taigi, važiuojant toliau, pakalbėjom šiek tiek apie patirtis, pakalbėkim dabar šiek tiek apie baimės. Jūsų čia yra turbūt 150, galbūt 100. Aš čia esu vienas. Ir kaip galvojate, ar aš jaudinuos? Matos? Matos. Tikrai jaudinuos ir tikrai nemažai, burna išdžiūvus, gerklė užkimus. Ir ką aš noriu pasakyti, kad jeigu mes gyvenime kažkokį tai sprendimą bandom priimti, daugiau mažiau mes jaudinamės. Bandom užkalbinti merginą gatvėj, vaikiną. Padavėjai bandom pasakyti, kad ne tą užsakymą atnešė. Kartais neišdrįstam. Ir jeigu mes visų dalykų gyvenime bijotumėm, kad ir kaip banaliai tai skambėtų, mes tikrai karjeros nepakeistumėm, geriau sėdėtumėm nemėgstamam darbe, bet neblogai apmokamam. Ir taip gyvenime neišbandytumėm visų mums teikiamų galimybių. Tai žinau, tai skamba banaliai, bet viena iš priežasčių, dėl ko aš esu ant scenos, yra ta, kad aš visada bandau žmonėm rodyti pavyzdį. Ir kaip aš galėčiau darbe sakyti, Pauliau, pasimk tą sunkesnę užduotį arba savo programavimo kursuose, Karolina, eik į tą darbo pokalbį,
Arba savo sūnui, lipk ant dviračio, važiuok, viskas bus gerai. Bet paklaustas, ar galėtum užlipti ant scenos, ne, aš bijau, ne. Tai va, visų pirma, mano politika yra tokia, kad aš noriu žmonėm parodyti pavyzdį. Ir tas pavyzdys turi eiti visų pirma iš savęs ir žmonėm tada aiškiau viskas pasidarytų, kad kartais, jeigu mes norim priimti sprendimą, reikia nugalėti baimės. Nes jeigu mes bijom, vadinasi, mes darom kažką tokio, kas mums rūpi. Tai va čia tokia trumpa įžangėlė apie patirtis ir apie baimės. O dabar keliaukim prie smagesnių dalykų ir pabandykim išlukštenti mano pavadinime paslėptą metaforą. Ar norint gerai žaisti į krepšinį, reikia įmesti daugiausiai taškų. Kas yra čia? Nesunkus klausimas. Karolina, kas yra čia? Rinktinė, taip. Lietuvos krepšinio rinktinė. Arba kitaip abstrakčiau tariant, tai yra komanda. Ir visi jūs pakeitę karjerą, arba jeigu esat pakeitę, 100% beveik, kad dirbsit komandai. Retai, kada matysit juniorą freelancerį siūlantį savo pilną paketą, ar ne? Tikrai dirbsit komandai. Ir kad ir kaip nemėgtumėt ar mėgtumėt komandinį sportą, jūs būsit, priversti jį pamėgti. Taigi dabar panalizuokim čia esančių žaidėjus. Komanda susideda, kaip matom, iš 12 pagrindę gražių vyrų, moterų komandos be abejo iš moterų. Ir galėtumėm šiek tiek dekonstruoti jų rolės. Mes komandoje turim gynėjus, įžaidėjus, taškų mašinas, kamuolių kovotojus, tritaškių meistrus. Komanda susideda iš įvairių, išreikštų rolių, kuriuose žmonės jaučiasi geriausiai ir komandai neša didžiausią naudą. Lygiai tas pats yra IT įmonėse, programuotojų komandose. Mes juk neturim 10-8 programuotojų, kurie visą dieną rašo programinį kodą. Mes turim testuotojų, dizainerių, architektų, projektų vadovų. Ir visi jie dirba ties vieno bendro tikslo. Klausimas vėl jums, aš labai noriu jūs įtraukti į šitą diskusiją ir naudodamas šias analogijas perteikti savo žinutę. Taigi, koks yra pagrindinis krepšinio komandos tikslas? Paprastai žodžiais, kas gali pasakyti? Laimėt pergalę, įmest tam tikrą taškų kiekį per 40 minučių, jeigu nėra pratęsimo, ir laimėtų rungtynes. Lygiai tas pats yra ir su programuotojais. Jų tikslas yra įmest kamuolį į krepšį ir laimėtų rungtynes. Be abejo, tai yra metafora, bet visi programuotojai turi tam tikrą laiko kiekį dirbdami komandoje, priklausomi nuo projektų valdymo metodologijų, bet jie turi tam tikrą laiko tarpą, kuriuo metu visi dirba prie kažkokio produkto ar projekto ir bando visomis pastangomis jį padaryti kaip įmanoma kokybiškesnį. Testuotojai testuoja, labiau patyrę programuotojai parašo didesnį kodo gabalą, kiti mažesnį. Kažkas paišo dizainą, schemas, integracijas. Ir IT komandose, ką aš jau noriu pasakyti, kad mes turim irgi išreikštas rolės. Ir vienos iš jų daugiau programinio kodo parašo, kitos parašo jo mažiau, dar kitos neparašo jo visai. Čia po truputį ir tempiu jūs prie savo paslėptos metaforos, į kurią galbūt jau gal ir turėtumėt atsakymą. Čia įdėjau tokią skaidrę, kuri man padės atskleisti keletą IT karjeros spalvų. Daugumai jūsų, turbūt tie tolimesni keliai, kuriuos matote čia šiek tiek žalia spalva, netaip ryškiai pažymėtus, dar nėra tokie aktualūs. Čia matot, sudrebėjo 5 kvadratėliai ir lygiai taip pat kaip krepšinėje. Visi komandoje turi mokėti žaisti krepšinį. Reikalui esant, turbūt ir Sedekerskis gali 30 taškų įverst, gali ir Bendžius, bet pagrinde meta kiti išreikšti puolėjai. Tai čia jūs matot potencialų programuotojo kelią, kuris tam tikram taške išsiskiria tokioje kryžkelėje. Čia matot junior developerį. Faktas, kad turbūt dauguma jūsų į šitą poziciją taikytų. Tada mes turim jau labiau patyrus inžinierių, kuris po metų ar 2 jau gali užsidėti šį titulą, įvertinant be abejo jo įgūdžius. Tada tas mitinis senior developeris. Niekur nėra vienos taisyklės, ką reiškia tas senior. Skirtingos įmonės skirtingai apibrėžia tą senioro savoką. Bet kodėl dabar aš šitą čia paminėjau? Ogi todėl, kad pasiekia tam tikrą techninių įgūdžių brandos tašką, kaip ir krepšinėje, jūs galit pradėti kreipti savo karjerą tam tikrą linkme. Į apačią judu aš. Mano dabartinė pozicija yra team leadas arba komandos vadovas. Ir aš žiauriai nemėgstu to žodžio, komandos vadovas. Aš labiau save įsivaizduoju kaip komandos kapitoną arba įžaidėją. Aš esu toj pačioj komandai, kaip ir visi programuotojai,
Aš irgi metu į krepšį, galbūt ne tiek daug, kiek kiti, bet mano pagrindinis fokusas yra šiek tiek kitas. Ir aš jums papasakosiu. Tačiau, jeigu mes norime išlikti labai techniniai, o manau dauguma jūsų to ir nori, nes kiek kalbu su kolegomis, visi yra labiau sužavėti tuo techniniu, giliomis žiniomis paremtų keliu. Ir tai yra techninis komandos vadovas, irgi paskutinis šviesiai žalias kvadratėlis, tai yra tech leadas arba techninis komandos vadovas. Ir žinau, kad šitie žodžiai galbūt skamba jums pirmą kartą, bet įsivaizduokit paprastą analogiją. Tech leadas, techninis komandos vadovas, yra kaip koks Kleiza arba Valančiūnas. Jis gali įmest daugiausiai taškų, gali jų ir neįmest, gali atiduoti kamuolį, tačiau jis tą geba daryti geriausiai. Taip pat ir techniniai komandos vadovai. Jie yra labai stiprus techniniai žmonės. Reikalui esant, jie gali liūto dalį programinės įrangos sukurti, o gali tą ir deleguoti kitiem. Apačioje tai yra mano rolė. Komandos vadovas arba kapitonas. Mano pagrindinė rolė nėra įmest daugiausiai taškų. Mano rolė mane įpareigoja dalintis kamuoliu, styguoti žaidimą, daryti derinius, tam, kad kiti komandos nariai mestų daugiausiai taškų. Ir dabar parodysiu jums dar vieną skaidrį, kurioje dar labiau išryškės šitų dviejų potencialių rolių skirtumai. Ir iškart užbėgsiu už akių, nesupraskit manęs klaidingai, čia nėra kažkokios utopinės rolės ar vieninteliai jūsų galimi pasirinkimai. Iš visos tos paletės, ką aš vardinau komandoje, testuotojų, architektų, aš tik parinkau keletą, kad jūs turėtumėt kaip pavyzdį. Nes aš, kai pradėjau dirbti IT, aš galvojau, kad visi visą dieną rašo vien programinį kodą ir jokių krypčių tokių išreikštų nėra. Pasidarysiu sekundės pertrauką, kad jūs šiek tiek užmestumėte akį čia. Tai va, čia mes matome vieną tokį pjūvį per vidurį ir dvi rolės. Techninio komandos vadovo arba Valančiūno arba rezultatyviausio komandos žaidėjo. Įsivaizduokit, jo tikslas ir galimybės yra įmest daugiausiai taškų, parašyti daugiausiai programinio kodo, kokybiško ir padėti kitiems siekti tokių pačių rezultatų. Jo pagrindinis fokusas yra techniniai komandos dalykai. Kodo kokybė, gerosios praktikos, patenkinti klientų reikalavimai kokybės prasme. Ir kaip matot, mažesnis jo fokusas yra ties komanda, ties procesais, ties pačiu produktu, kurį mes kūrėme. Ir tai yra visiškai normalu. Jis yra gabiausias taškų darytojas komandoje, todėl mes tą jam ir leidžiam daryti. Apačioje yra mano rolė į žaidėjo, kurio pagrindinis fokusas, kaip matot, yra komanda. Mano tikslas, kad komanda gerai žaistų. Aš galiu pats irgi mest taškų, jeigu to reikia, bet per 10 metų IT nusprendžiau, kad tai nėra mano, kaip pasakyti, pagrindinė aistra galbūt. Man visą dieną asmeniškai nepatinka rašyti programinio kodo. Aš tą daug metų dariau, daugelį šalių, bet laikui bėgant supratau, kad tai yra visgi ne man. Man patinka geriau asistuoti kamuolį, kad komandos nariai galėtų ištraukti iš savęs potencialą, padaryti šiek tiek sunkesnius darbus, negu jiems yra priskiriama. Ir kaip matot, fokusas yra komanda ir procesai. Nereiškia, kad techninis komandos vadovas arba komandos vadovas negali persidengti ir daryti vienas kito darbą. Jie gali, tačiau komandose, kur yra išreikštos šios dvi rolės, mes būtent leidžiam jiems fokusuotis į šiuos parodytus dalykus. Ir jeigu jums vėliau bus kažkokių dar neaiškumų, apie tas rolės aš galėsiu mielai papasakoti. Tiesiog dabar bandau jums tokį nupaišyti paveikslą su potencialiomis keliomis rolėmis, kurių jūs galite siekti savo IT karjeroje. Prie šitos skaidrės tuoj pat grįšim. Aš matau, kad dar mes minutėlę turime kitą. Aš trumpą pavyzdį papasakosiu iš tech leado gyvenimo ir iš team leado. Trumpą situaciją, kuri mane sužavėjo mūsų komandos techninio vadovo gyvenime. Mūsų pažadai klientui ir programinio kodo eilutės funkcionalumas ėjo šuniui ant uodegos tam tikrų metų. Ir matėm, kad tikrai nepavyks laimėti rungtynių. Laiku pristatyti veikiančios programinės įrangos klientui. Tai ką padarė mūsų techninis komandos vadovas, kas nėra parašyto jokioje sutartyje niekur, jis paaukojo savo visą savaitgalį, šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienio vakarą, dabaigė turbūt 3 užduotis, paėmęs iš kitų programuotojų ir mes viską laiku, kaip ir filmą Indiana Jonesas, tą skrybelę ištraukė. Ir laiku viską pridavėm, buvo fantastika. Klientas patenkintas, visi pažadai įvykdyti. Ir būtent tada mane ir sužavėjo jo lyderio savybės, kad jis niekieno neprašytas, niekur nėra reglamentuota. Jis tiesiog niekam nesakęs, pasiėmė ir pabaigė tas užduotis per savaitgalį.
Kitaip tariant, įsivaizduokit krepšinio situaciją. Aš įžaidėjas, dalinos kamuoliu, derinys vyksta, nesigauna. Serbijos gynyba, ar ne? Sustatyta viskas. Taškai neįkrenta. Ką tada darai? Meti lyderiui kamuolį. Meti kamuolį ir tikiesi, kad jis suvers tuos taškus su mesomis, kaip dabar yra populiaru sakyti. Su mesomis į krepšį suvers taškus. Ta mūsų techninis vadovas ir padarė. Jeigu dabar trumpą pavyzdį papasakoti iš savo, tokio, kaip pasakyti, improvizuotos rolės, gal taip geriau būtų galima išsireikšti. Tai aš, kai įsidarbinau Nortale, mano tikslas buvo iš labai gerai individualiai žaidžiančių gerų žaidėjų, kurie yra Amerikoje ir Lietuvoje, sukonstruoti komandą. Tai ką aš padariau, vėlgi neprašytas, aš savo darbo grafiką pasistūmiau šiek tiek į vakarinį ir dirbau per 2 laiko juostas, amerikietišką ir lietuvišką. Paklaustumėt, kodėl? Ogi todėl, kad norėjau pažinti tiek amerikietišką komandos pusę, tiek lietuvišką, pasižiūrėti, kur yra silpnų žmonių, stipresnių, kur yra jų trūkumai, privalumai. Ir atsižvelginti tai, galėjau pagerinti procesus, planavimą ir taip įjungti visą komandą, dirbti kaip įmanoma efektyviau. Vėlgi, tai niekur nebuvo parašyta, niekur nebuvo liepta. Čia yra visas grožis, kad šitos rolės leidžia jums improvizuoti ir kitaip prisidėti prie komandos sėkmės. Ir kaip matot, labai kontrastingas dalykas. Techninis komandos vadovas paėmė ir rašė programinį kodą. Visą savaitgalį. Labai techninis dalykas. Mano atveju aš neparašiau ne vienos kodo eilutės, o komanda pradėjo rodyti gerus rezultatus. Tai tada viskas susiveda į tokį bendrą pagrindinį klausimą, kurįgi kelią rinktis. Čia ir yra gražioji dalis. Aš manau, kad to atsakymo jūs nei vienas dar negalite savo atsakyti. Jūs turite turbūt kaip ir aš, įžengti tą IT pasaulį, jeigu esate įžengę šiek tiek pasivaikščioti keliais, pažiūrėti, kas patinka, kas ne, pasižiūrėti, kuri rolė jums labiau tinka. Čia gal iš vyresnės auditorijos dalies prisimena turbūt Chicago Bulls ir Denisą Rodmaną, kuris atkovodavo po 20 kamuolių, įmestų 0 taškų. Išimkim Rodmaną iš Bullso, ar būtų laimėję bent vieną žiedą? Nemanau. Tai va, tai link ko aš suku? Ogi link to, kad pabuvę šiek tiek IT pasaulyje, pasivaikščiojo tais takeliais, nugalėjo savo baimės, panaudoja savo atneštas patirtis. Jūs galite palaipsniui kreipti savo karjerą ir patys nuspręsti, kuri ta pilis jums yra patrauklesnė. Ir tai yra tik 2 potencialūs keliai, jų yra kur kas daugiau. Svarbiausia yra 2 dalykai. Pirmas yra tas, kad jūs patys toje rolėje jaustumėtės gerai. Ne kiekvienas turi taškų darytojų, ne kiekvienas turi būti žaidėjų. Jūs gali būti puikus kamuolių kovotojas, puikus testuotojas, architektas, dizaineris. Visiškai nesvarbu. Svarbiausia, kad patys rolėje toje gerai jaustumėtės ir neidealizuotumėt vien programuotojų, vien programinio kodo rašymo. Ir antras svarbus dalykas, ką aš ir norėjau pasakyti, kad norint žaisti tą IT krepšinį gerai, jums nebūtinai mes daugiausiai taškų. Tai tiek. Ačiū labai Edvinui. Dabar turim dar šiek tiek laiko klausimėliam, tai visą po tokio įspūdingo pranešimo tikrai drąsiai klauskit, manau, kad klausimų turėsit. Tai kelkit ranką, atbėgsim su mikrofonu. Ir niekas nekelia rankas. Pakelkit, labai keistai jaučiuosi. Tai aš be mikrofono. Tai kur ir ką jūs dėstot? Aš dėstau programavimo kursus savo programavimo akademijoje. Savaitgaliais, visus metus. Ir dėstau Java programavimo kalbą, Angularą, JavaScriptą. Kitaip tariant, turiu mažą žmonių grupę kiekvienais metais, iš kurių bandau padaryti IT specialistus. Puikus klausimas. Galima čia sakyti. Kodo kelias. Kodokelias.lt. Geriausi kursai Lietuvoje. Jo. Jeigu įdomu, nusiskenuokite šitą koduką, ten visa informacija, visos nuorodos į tą puslapį bus, nebūtinai jums reikia čiupti tos kursus, galite tiesiog paskaityti, praplėsti akiratį, parašyti man, galbūt aš jums daugiau informacijos galėčiau suteikti. Ir šiaip, jeigu turėsit klausimų ir dabar nedrąsu klausti, ateikit prašau prie stendo, aš galėsiu jums plačiau papasakoti apie tuos variantus IT pasaulyje, apie taip, kaip veikia team leadas arba tech leadas, programuotojas, testuotojas, vadovas, bet kas. Gal dar turim klausimų? Taip, ačiū labai už prezentaciją, labai fainai tikrai. Norėjau paklausti turbūt per panašią metaforą irgi, jeigu krepšinio komanda
jam, kad laimėt, jie bando nugalėti priešininką. Ką bando nugalėti team leadas arba žmogus jūsų roliai, arba klausimas būtų jūsų koks nors iššūkis, kurį, ta prasme, pavyzdys, jeigu žmonės bando patekti panašią rolę, ką jie galėtų, ko sulaukti, kokių iššūkių. Tai... Pagrindinis man asmeninis iššūkis, su kuriuo vis dar yra sunku susitaikyti, kai aš jau nusprendžiau eiti šituo karjeros keliu, aš daug mažiau programuoju, negu programavau iki šiol. Ir aš jaučiu, ir matau, ir aš džiaugiuosi, matau, kaip komandos nariai už mane tampa efektyvesni, greitesni, ir aš matau, kad jau tam tikrais techniniais aspektais aš pradedu atsilikti. Bet kaip ir sakiau, tu turi kažką paaukoti vardant komandos labo. Aš geriau savo užduotį atiduosiu jaunesniam programuotojui, po jos jis patobulėja, aš matau, kaip jo akis žiba, jis padarė viską laiku, viskas fantastika, viskas gražu. Tai čia yra pirmas iššūkis. Išlaikyti pakankamai gerą techninę kokybę savo įgūdžių. Antras dalykas yra labai unikalus iššūkis. Kiekvienoje komandoje jų bus kitokių. Kažkur bus gal sukliavimas komandos iš multikultūrinės aplinkos. Gali būti žmonės iš Indijos, ten Pakistano, Lietuvos, Estijos. Skirtingi temperamentai. Tai dar vienas iššūkis, kuris reikalauja daug komunikacijos ir planavimo. Dar vienas iššūkis, kuris gali nutikti, tai yra tas, kaip teisingai paskirstyti užduočių krūvį. Mes, tarkim, turime užduočių paletę, 5-7 užduotis ir turime skirtingų lygių programuotojus, testuotojus. Ir reikia taip visiems sudėti krūvius tinkamai, kad mes ir pasiektume savo užsibrėžtą tikslą, bet kad ir seniorai netinginiautų, o ir juniorai nepersidirbtų. Tai va tiesiog toks spontaniškas gyvenimas rolėje šitoje, kuris va reikalauja tokių spontaniškų sprendimų. Nėra vieno tokio pasakymo, bet puikus klausimas, ačiū labai. Gal jau įsidrąsinom ir dar turim vieną. Gerai, nebekankinsiu. Nuo ko siūlytumėt pradėti atrasti savo kelią? Nuo ko pradėti atrasti kelią? Pirmas žingsnis – išmok žaisti krepšinį. Tai išmok programuoti, įžengti į pasaulį. Nesvarbu, ar kaip programuotojas, nesvarbu, ar kaip testuotojas, nesvarbu, ar kaip duomenų analitikas, bet kas. Aš kadaise banke dirbau kaip Scrum Masteris, nežinau, ar esat girdėję tokią rolę, bet pas mus Scrum Masterių buvo ir testuotojų, kurie buvo Scrum Masteriais, aš buvau programuotojas. Bet atsakymas trumpai jūsų klausimą – pradėti žaisti krepšinį. Turime vis tiek, jeigu norime būti toj komandai ir jeigu jūs norite būti kapitonu ar naudingiausių žaidėjų, jūs turite vis tiek mokėti mesti krepšį. Tai siūlyčiau stipriai dirbti ties programavimo pagrindais jūsų pasirinktos kalbos ir bandyti įsilieti į tą IT rinką ir tada viskas jau eis savo vaga, jūs pats galėsite ją kreipti į vieną ar į kitą pusę. Bet svarbiausia pradėti, žaisti komandoje, dar trumpiau atsakant. Ačiū. Galima. Kaip dažnai jūs nusprendžiat keisti žaidėjus ir kada jau manot, kad jau laikas keisti, o ne bandyti ugdyti su papildomais treneriais? Geras klausimas. Kartais tenka ir paleisti žaidėjus, ačiū Dievui, tai būna retai, bet jeigu taip žiūrint, kaip pasakyti, bendrą komandos perspektyvą, jeigu matai, kad tas žaidėjas buksuoja, ir tikrai pro jį visi eina kiaurai ir jis nepatempia to savo pozicijos keliamo lūkesčio, tai tenka su žaidėju arba atsisveikinti, arba jį skolinti dukteriniai komandai kitam projektui, nebūtinai atsisakyti ir išmesti iš komandos. Tai va toks vienas. O kaip dažnai tenka, kaip pasakyti, į tą antrą jūsų klausimo dalį, tai mes bent jau Nortalė turim tokią politiką, kuri vadinasi internal mobility, vidinis judėjimas. Mes, jeigu žmogų laikome projektą 1, 2, 3 metus ir matome, kad jis, tarkim, pasiekė savo piką ir nebetobulėja, tiesiog nebėra pakankamai techninių įgūdžių, tai mes jį, kad ir kaip skaudėtų projektui, kaip vadovai, pavyzdžiui, tiesioginiai žmonių, mes jį paimam ir perkeliam į kitą komandą, kurioje jis galėtų toliau augti. Tai projektas kenčia, aišku, čia vėlgi team leado atsakomybė yra neišbalansuoti per daug komandos, bet dar kitaip tariant, mes skiedžiam komandas, įtraukiam juniorų, labai seniorus išmetam į kitą, kad jie augtų toliau. Nors projektų, jeigu iš tos perspektyvos žiūrint, man kaip tik geriau būtų, kad visi sėdėtų 5 metus toj komandai ir neštų puikius rezultatus. Bet tai kertasi su mano politika, jeigu aš matau, kad žmogus užsisėdėjo, jam nebemielas tas darbas ir pasidaro monotoninis, tai aš sunkia širdim tiesiog bandau jį raginti, neišmetu per prievartą, jeigu jūs norite, galite sėdėti. Bet aš po biškį jam siūlau galimybės, kur išeiti ir keltis tą kvalifikaciją toliau, kaip iš Eurolygos į NBA, jeigu matau, kad jis ten gali pavežti. Klausimas, ar programavimas nėra miręs? Gal geriau pradėti mokytis, kaip panaudoti dirbtinį intelektą tų problemų sprendimui? Pakartokit pirmą klausimo dalį, prašau. Ar programavimas nėra miręs, ar jį verta mokytis? Yra dirbtinis intelektas, kurio mes dar nemokam naudotis. Tai gal geriau tas pastangas įdėti, kaip naudotis dirbtiniu intelektu, kad jis padarytų tą programuotojų darbą. Labai geras klausimas ir daug pernai metais per savo kursą, aš vidury kurso parodžiau studentam ChatGPT ir pradėjo visi
galvojo, kad atrado, nežinau, iš naujo ugnį. Bet tam, kad pasinaudoti AI-aus galimybėm teikiamom, jūs turite vis tiek suprasti, ką jisai jums parašo. Parašyk man kodą, padaryti tą ir tą. Veikia puikiai. Ir įklijuoja man va mokiniai tą kodą. Dėstytojau veikia, paklodė tokia kodą, kur galima 2 eilutėm parašyti. Ir tada neatsiranda, nesuprantant programavimo, neatsiranda tas mąstymas kritinis, ką jūs galite naudoti, ką ne. Tai aš sakyčiau, kad programuoti vis tiek yra būtina. Aš iš vis galvočiau, kad programuoti reikėtų mokinti vaikus nuo 1 klasės mokykloje. Tik aš turėtų būti kaip nauja kažkokia tai, kaip ta žodis lietuviškai, disciplina turbūt, nauja disciplina mokykloje. Ir tik tada mes galėtumėm pilną, aš manau, AI-aus potencialą pritaikyti savo. Ir manęs klausė per pirmą paskaitą vienas iš mokinių, sako, Edvinai, ar AI jūs pakeis programuotojus? Aš sakau, tikrai ne, bet programuotojai, kurie moka AI, pakeis paprastus, tai tikrai, anksčiau ar vėliau. Tai mes turim taikytis prie rinkos, augti kartu su ją. Ir šitas yra neišvengiamai, bet tuo pačiu tai ir daro šią profesiją tokią romantišką, kad ji nėra sėsli vienoda. Kas kelis metus jūs turit naują žinias prisitaikyti prie rinkos ir važiuoti toliau. Špakliuot, kai aš išmokau prieš 12 metų, aš lygiai tokiu pat kampu einu. Niekas nelabai keičiasi, bet su programavimu yra kitaip. Ten yra kūryba, prisitaikymas ir kartais išgyvenimas. Halo. Tai ačiū Edvinui dar kartelį už tą puikų pristatymą. Dar kartelį tada pakartosiu, ką ir sakė pats Edvinas, kad jeigu turite kažkokių dar papildomų klausimų, tiesiog nedrįsot paklausti, tai Edvinas su Nortalo komanda turi savo standą, tai drąsiai eikit, klauskit, kalbėkit, išnaudokit juos, kad balso nebeturėtų iš vis vakare. Taip, tai ačiū jiems dar kartelį.